Taip, matau, kad aš jau laivė ir šiandien laivas iš mano virtuvės, tik tai kitų šonų negu visada. Pasilgau šito formato, todėl kviečiu jūs su manim kartu pagaminti pietų vakarienės variantą ir padiskutuoti įvairiom temom. Tai gali būti ir jūsų klausimai, aišku, jeigu spėsiu ir skaityti ir gaminti, bet apie ką norėjau padiskutuoti. Pirmas dalykas - apie užkandžius, kurie kelia apetitą, atrodo sveiki, bet tokie nėra. Ir apie bulves. Nedemonizuosim maisto, o kaip tik šiandien kai kurį maistą legalizuosim. Taigi, sveiki visi, parašykit iš pradžių, ar mane girdit gerai, ar mane matot gerai. Nes šiandien viską pakeičiau, nežinau kaip tilpsiu savo virtuviai, paprastai jūs žiūrite į stalą, kur gaminu, dabar truputis matosi, truputis ne, aš jau pasiruošiau, dėl to papasakosiu eigoje ir apie receptą, kurį gaminu, ir apie maistą, kurį gaminu. Šiandien bus aštunkojis. Vakar Lidle radau už labai gerą kainą, tai nusprendžiau pagaminti. Aštunkojis tai yra baltymų šaltinis, paprastų, lengvų, skanių ir sveikų. Aišku, ne kiekvienas jį mėgsta, aš labai mėgstu, todėl pirmą kartą su jumis kartu gaminsiu ir aš. Kas gyvenant Vilniuje, galit užsukti vakarienės, galbūt, jeigu pavyks. Taigi, nuo ko pradėsim? Nuo jūsų klausimų ar nuo mano pasakojimo? Ar temos jums aktualios, parašykit prašau ir aš tada pradėsiu. Kad niekas nieko nepraleistų ir apie receptą ir pradėsiu gaminti. Papasakosiu, kaip pasiruošiau, nes laivas būtų be galo ilgas, jeigu reikėtų viską ruošti ir pasakot. Turėjau aštunkojį, neapdorotą niekaip ir yra paslaptis trumpa, kaip jį pagaminti skaniai. Daug kas bijo gaminti aštunkojį, nes bijo, kad nepavyks. Ir iš tikrųjų ir kavinėse, ir restoranuose ne visada jis yra skanus. Taigi, į verdantį vandenį, vanduo turi būti labai karštas, atsargiai reikia nuleisti storiausią vietą, už tos ploniausias, už čiauptuvo laikyti ir įleisti. 1 minutę išimti ir dar kartelį pakartoti. Tada aštunkojis trumpam ilsisi, vandenį reikia pakeisti ir vėl reikia verdančio vandens, jokios druskytės, keli lauro lapai, įmetam jau visą aštunkojį ir verdam 45 minutės, nei ilgiau, nei trumpiau. Ta padarius, mano aštunkojis jo taušo, nes aš tai dariau ryte, po to neturėjau laiko, nieko tokio, nieko baisaus, tada supjauščiau viską tokiais stambiais gabaliukais, aišku, išploviau prieš tai, nes žinote, tokia juodai fioletinė spalva liko, tai vat, man patinka viską nuplaut. Ir tada dar ką aš paruošiau, ne? Išviriau kelias bulves, sulupenom, jaunas, turiu citrinos, jos reikės daug, reikės labai daug krapų. Išjungsim garsą, kad jums netrukdytų. Taip, ir ką aš dar ten turiu, ir daug česnako. Kažkur 8 skiltelės pagal receptą, bet kadangi mano česnakai močiutės, tai pasirinkau 7. 7 galvas. Tai va, tai aš kol gaminsiu, nes dalį aš jau paruošiau ir iš tikrųjų greitai gaminasi, noriu su jumis pakalbėti ir apie maistą, ir apie maisto komponavimą. Apie tai, kasgi svarbu mūsų fiziologijai ir apie tam tikrus mitus. Kadangi daug yra maisto, kuris yra sveikas, jūs žinote apie tai, na, pavyzdžiui, vaisiai yra sveiki, džiovinti vaisiai irgi sveikas maistas ir mano tos temos, kurias liečiu, jos aišku gimsta iš bendravimo su jumis, jūsų klausimais ir iš bendravimo su savo klientėm. Todėl nusprendžiau, kad seniai apie tai nekalbėjau. Man labai yra svarbi psichologinė pusė
nes realiai norisi rėkti, kad reikalas su viršsvoriu ne maiste, ne, esmė ne maiste, arba rėkti tiesiog maistas nekaltas, va šitą noriu rėkti, dėl to šiandien gaminsim ant sviestuko, šiandien gaminsim su bulvytėm, viskas, kas yra vienu žodžiu draudžiama ir valgysiu vakare. Reikalas realiai yra ne maiste, reikalas, kai matot žmogų su viršsvoriu, tai tikriausiai yra didelė kančia, ne? Jeigu matot žmogų, kuris negali, arba jūs tokie esat gyventi be saldumynų, kažko saldaus ir taip toliau, tai tikriausiai jam trūksta, jeigu tai trumpai pasakot, aišku, ne tai viskas akivaizdu, jam tikriausiai trūksta švelnumo savo ir nuo savęs, ne? Ir jeigu matot žmogų, kuris tarsi specialiai savo kenkia, to maistu, to valgymu, jis sako, aš viską suprantu, bet vis tiek tą darau, tai yra sunkiausias dalykas, ne? Nes ten gali, sunkiausias istorijos yra apie tai, kad ten gali būti labai daug gailesčio savo, o ten, kur yra gailestis savo, jį labai sunku iškeisti kažką kitą. Ir čia nesvarbu, ką jūs ten darot, jūs stora, jūs gerinti, rūkanti, užvalganti, ar tiesiog negalit pinigų užsidirbti, santykius sukurti, nesvarbu, kokie pasiekmes kokios. Bet esmė tame, jeigu jūs turi daug gailesčio savo, netgi netokio akivaizdaus, tiesiog jis paslėptas gali būti. Ten, kur gailestis savo, kartais į pirmą tą eilę išeina tokia kaukė, tokio pernelyg didelio pasitikėjimo savimi. Į pirmą eilę gali išeiti tas toksai pasikėlimas, ne? Kažkas tokio. Reikia man jau ugnį žiūrėti, nes pradėjau kalbėti ir tai pamiršiu, kad gaminu. Todėl ten, kur yra gailestis savo, jį sunku kartais pastebėti. Antras dalykas, su juo yra sunku dėl to, kad jis turi labai daug naudos, labai daug antrinės naudos ir žmonės tiesiog nenori jo atsisakyti. Kartais prieinam prie tokios išvados, kad žmogus sako, taip, aš suprantu, bet nenori nieko keisti. Man geriau taip. Ir viršsvoris irgi turi antrinę naudą. Antrinę naudą viršsvorio labai sunku atsekti. Labai sunku tiesiogiai atsekti, ne? Man būna sunku tuomet, kai aš dar nepažįstu žmogaus. Nes tai yra paslėpta istorija. Jinai nėra ant paviršiaus niekada. Ten, kur yra gailestis, ten yra be galo daug sabotažo. Gailestis gali būti dėl to, kad, tokia aš vargšelė, ir jokių būdų niekas kitas manęs kitaip nemylės, negu aš save dabar maistu, pavyzdžiui, ir to, tokių, žinot, kaip čia padaryti, drama queen, ne? Bet kitas dalykas, gailestis savo turi labai daug galios. Jis įgalina, nes kas tai yra žmogus, kuris gailisi savęs? Tai yra žmogus, kuris turi kitus vaidmenis irgi, kurie, žinot, tiesiog keičiasi kaip kaleidoskopas. Tai vienas iš tų vaidmenų yra persekiotojas, kitas iš tų vaidmenų yra gelbėtojas. Kai aš gelbėčiau kitus, nes kiti man svarbiau už mane patį. Na, tikriausiai tokių istorijų žinot. Todėl šitos istorijos labai sunkiai yra atrandamos ir sunkiai yra diagnozuojamos. O kai diagnozuojamos, sunku jas pakeisti. Gerai, aštuonkojas. Mano keptuvai dabar yra truputį sviestuko, truputį aliejaus, nes kitko neturėjau šiandien. Yra daug česnakų supjaustytų gabaliukais, yra ant nedidelės ugnies, reikia visada česnaką pamaišyti. Pridėti dar pipirų, įvairių rūšių, ne? Ir laukti, kol pajusite skanų tokį aromatą. Tada bus ženklas, kad jau česnakai paruošti, kad aliejus irgi jau paruoštas ir tik tuomet
dėkite kitus prieskonius arba ingredientus. Tai mano atveju ingredientų nebus daug ir iškart į keptuvę eina aštuonkojas. Priminsiu, kad aštuonkoji aš jau šiandien buvau išvyrus, todėl mums tikrai nereikės daug laiko, kad jis būtų paruoštas. Ir aš dabar paruošiu, susmulkinsiu krapus, dėsiu bulvytes ir bus gerai. Taip pat mes turim be galo daug istorijų, kodėl aš apie šitą prisiminiau, nes tai yra svarbu. Daug yra tokių klienčių, nes tema yra tokia. Tai vat, užduokit savo klausimą, jis yra labai svarbus, sunku jį atsakyti. Iš praktikos žinau, kad kabinete, kai užduodu, man sako nieko. Tai klausimas yra toks. Ką jūs prarandat, ką jūs prarasit, taip, jeigu jūs sulieknėsit. Ir kai išduodu šitą klausimą, visi tai vienas, nieko, tai nieko neprarasiu, tai aš būsiu laimingesnė. Ir tai nėra tiesa, tai yra greitas atsakymas, kuris rodo, kad jūs tiesiog bijot pažiūrėti tikrą istoriją į akis. Užduokit savo klausimą, ką aš prarasiu. Aš dabar specialiai papasakosiu jums atvejį, kuris nėra susijęs su lieknėjimu, bet jis yra stipriai susijęs su šita tema antrinės naudos. Jis yra apie pinigus ir savirealizaciją. Ir aš manau, kad jūs irgi save daug kas galbūt atpažinsit, nes tai irgi panašu į tą pačią temą, aukos sindromas, jeigu galima būtų sakyti truputį. Va taip, ne? Dabar pribersiu česnako. Ir žinot dar ką turiu sugalvoju paskutinę akimirką? Neįsivaizduoju, ar tai tiks ar ne. Bet man kažkodėl atrodo, kad tiks rūkytos paprikos. Rūkytos paprikos, taip. Normaliai, gerai. Klausykit, man apie patiekalą kalbėt, ar apie tai, ką pradėjau. Parašykit, prašau, pliusiuką, jeigu apie tai, ką pradėjau, ir minusą apie patiekalą, kad kalbėčiau. Bet man atrodo, aš kaip tikra moteris galiu ir tą daryti. Tai va, tai dėsiu dar sviestuko, ne, pažiūrėkit, kas lieknėjate, ne? Oi, kaip baisu! Gerai. Sviestukas, varau toliau. Tai va, pažiūrėkit, dabar pavyzdys apie tą antrinę naudą, kuris nesusijęs yra su maistu, kad jums būtų paprasčiau, bet jis yra labai aktualus ir daugumai aktualus. Klientė, kuri ateina ir sako, noriu užsidirbti pinigų, negaliu. Taip, bet atrodo yra geras darbas, yra galimybės, 18 metų dirba toj pačioj kompanijoje, ją vertina, auga karjeros laiptais, bulvytės. Karočiui, viskas yra taip, kaip pagal vadovėlį ir žmogus turėtų gauti daugiau jau pinigų ir sako, nu niekaip kažkaip, tai aš to paaukštinimo negaunu, tai aš kažką ten pridarau, tai dar kažkas, nu kad čia niekaip nepavyksta. Ir galų gale iš vis išėjo iš darbo. Kai firmoje buvo kažkokie pasikeitimai ir jinai realiai galėjo gauti tą paaukštinimą. Vienu žodžiu, darom emocinę vaizdinių terapiją, narpliam šitą klausimą, dabar visos eigos nepasakosiu, bet papasakosiu vien tik tai išvadą, prie ko mes priėjome. Ta moteris yra sėkmingai susituokusi, santuokoje vyras, vaikai. Jinai gauna savo atlyginimą, jis yra ten vidutinis, neaukštas, bet vyras taip uždirba daugiau, vyras labai stengiasi, kad išlaikytų šeimą ir jis daug dirba, daug stengiasi, ją rūpinasi. Jai tai labai patinka, nes jinai mato daug pavyzdžių kitų, kai
daug dabar kas skiriasi ir visa kita. Tai vat pas ją šeima yra kitaip, jinai labai dėl to džiaugiasi. Bet pasąmonė parodo tokį niuansą, antrinę naudą. Jeigu antrinė nauda visada kažkokį poreikį patenkina, ne? Ir tokį klaidingą mąstymą galvoj dabar išgirsti. Jeigu jinai pradės uždirbti labai daug, kiek jinai svajoja, ten kažkoks buvo skaičius, kurio aš dabar nepamenu, tai jos vyras matys, kad jinai, jai gerai sekasi ir nustos ypatingai stengtis. Taip, dabar jam jos truputį tarsi gaila, tarsi ką, ir jis nustos stengtis. Jai viską reikės daryti pačiai. Ir dar tokia buvo frazė, reikės, aš uždirbsiu daugiau pinigų ir man reikės juos investuoti į šeimą. Dabar tai tarsi, uždirbu, mes abu ir vyras daugiau ir mes investuojam ir aš jaučiuosi gerai, nes vyras tipo daugiau investuoja, bet jeigu aš dabar uždirbčiau, pavyzdžiui, 2 daugiau, tai man tada reikėtų investuoti į šeimą, taip, tai visokiausius ten dalykus, kurie reikalingi visai šeimai. Jis sako, o šito nenoriu. Man atrodo, kad mano vyras nustos manimi rūpintis. Pirmas dalykas, atsiguls ant sofos, o antras dalykas, kad man reikės tos pinigus leisti, karočią, šeimai, o ne savo. Einam toliau, giliau, sako, tai ko, aiškinamės, ko jinai nori savo, kam iš vis ta idėja, tos sumos ir ten N metų jinai nori šitą sumą gauti ir niekaip nepavyksta. Ir sekantis, kas išplaukia, jinai tiesiog nori mašinas. Ta prasme, jokių rakandų namo, jinai nori savo mašinos ir tiek. Geros naujos mašinos tik savo, ne šeimai, nesidalint, viena mašina šeimoje yra. O šiaip vyras jai mašinos neįpirks, nes tai yra per daug. Tai aiškiai, jeigu jinai uždirbs daugiau pinigų, jinai bijo, kad vyras nustos rūpintis šeima ir jai tos pinigus savo reikės atiduoti į šeimą. Ne savo, kad jinai nieko negalės savo nusipirkti. Taip, dėl to, aišku, ir nėra tos energijos tam, nes, beprasmiškai yra. To, ką aš noriu mašinos naujos geros, aš negalėsiu jos nupirkti. Ten išsprendėm, aišku, susirandam situaciją iš vaikystės, kada rankas užsifiksavo ir reikalingas irgi pokalbis ne tik praeitį, bet pokalbis ateitį. Nueiti pakalbėti su vyru. Pakalbėti su vyru ir paklausti, ar galima nupirkti mašiną, man naują. Aišku, vyras sako, ne, pinigų nėra. Sekantis klausimas, o jeigu aš, brangusis, uždirbsiu, ten, dabar uždirbu, pavyzdžiui, štuką, uždirbsiu 3. Ar aš galėsiu tiesiog savo nupirkti mašiną, ne remontui, ne maistui, ne namam kažką, o savo mylimai daugiau nieko, naują mašiną į saloną, tik tai mano naudom. Vyras sako, gerai, aš netgi tau galėsiu dadėti. Jeigu tau pritrūks, tiesiog mašinai, pas mane pinigų nėra. Man atrodo, aš jau pagaminau maisto, kol kalbėjau. Tai va, ar supratot, kur yra antrinė nauda? Puiku, druskos trūksta. Ar supratot, kur yra antrinė nauda? Atrodytų, kad žmogus sąmoningai visą laiką kalba apie tai, kad aš noriu užsidirbti, aš noriu mašinos. Bet mašinos aš savo neleisiu, todėl ir užsidirbti nėra kam. Tai va, be to, man reikės dalintis, ne, su vyru. Kaip tam sako, mano pinigai, vyro pinigai, šeimos pinigai. Aš jau pagaminau mūsų patiekalą. Ką žinau, be galo greit, pažiūrėkit, kaip atrodo. Tai pakalbėsim ir apie maistą, ir apie patiekalą dar kartelį užsiminsiu. Nes tiesiog greitai ir skaniai išėjo. Tai va, grįžtam į mūsų temą, tai dabar įsivaizduokit, kad lygiai taip pat gali būti su lieknėjimu. Kartais ant tokių tolimesnių pavyzdžių, kurie nėra tolimi mum kiekvienai, taip, žinot kaip yra. Jeigu aš šitos problemos neturiu, apie kurią dabar pasakoju, apie pinigus, vyrą ir mašiną, taip, tai man apie tai yra viskas aišku. Aš matau pavyzdį, matau kitą žmogų ir man tarsi yra akivaizdu ir galbūt jums irgi. Bet jeigu, tarkim, aš turiu tokią problemą, tai aš ta moteris, kuri noriu užsidirbti mašinas ir negaliu. Aš šito nematysiu. Tai vadinasi akla zona. Ne? Aš tarsi suvokiu, tarsi šneku, bet nieko negaliu pakeisti, suprantat?
ir net negaliu išvelgti. Dėl to, neseniai buvau podcast'e, šiandien reklama išėjo, dar nespėjau pasidalinti, ten manęs klausinėjo labai įkyriai, tai kodėl tu eini, aš nenorėčiau eiti pas žmogų, kuris eina toliau pas psichologą ir taip toliau. Tai yra higiena tiesiog. Ten, kur mano yra akloji vieta, aš šito nematau, aš negaliu šito pamatyti ir aš nesu robotas, kad pas kiekvieną yra tų visokiausių kodų, programų ir taip toliau, ne? Tai dabar paimam šitą temą, antrinės naudos ir perkeliam ant savęs, taip, bet kurioje sferoje, santykių, taip, pavyzdžiui, jūs labai norit santykių, bet vis kažkaip jums nepavyksta, taip, pinigų, norit labai pinigų, bet vis kažkas jums ten trukdo, nepavyksta, norit sulieknėt, bet vis kažkas jums ten nepavyksta, nors atrodo, žingsnius darau normalius, pavyzdžiui, vėl grįžtam į svetimą pavyzdį, noriu, tarkim, santykių, taip, ir tarkim, žingsnius darau normalius, esu aktyvi, prisižiūriu, einu, ten turiu kokią nors Tinder programėlę, einu į pasimatymus, bendrauju su žmonėm. Atrodo, viską, ką galiu, darau, taip, bendrauju, išeinu, pasakiau visom draugiam, kad ieškau, gal kažkas supažindins. Bet kai ateina tie kažkokie tokie momentai, kad galėtų jau užsimest santykiai, tai anksčiau ar vėliau aš tiesiog kažkaip taip įvyksta. Realiai mes patys viską savo daro, mane gyvenime, aš taip tikiu, man padeda tai, nes jeigu viskas yra užsakyta ir laimės ir nelaimės man, ir manęs užsakyta, aš tai užsakiau, reiškia ir aš galiu tai keisti. Tai jeigu tokia situacija, taip, ir aš pati savo kažką ten padariau, tai galiu tą mazgą ir į kitą pusę atrišti. Tai dabar pažiūrėkim, kokį klausimą reikia savo užduoti. Gali būti akla zona ir jūs tam be psichologo nieko nepadarysit. Aš irgi šiandien vakare po laivo turėsiu susiteikimą su savo mokytoja, nes mane neramina viena tema, kur aš atrodo suprantu, bet vis tiek elgiuosi taip pat ir taip pat. Tai dar šitos temos niekada nenagrinėjau, tai noriu ją panagrinėti. Žinot kodėl? Nes noriu išsilaisvinti. Aš turiu daug planų, aš turiu daug svajonių, aš turiu labai dabar daug ryžto ir energijos ir aš nenoriu, kad mane stabdytų mano realizacijoje kažkokie tokie, nežinau, senos istorijos, kažkokios tai nesąmonės. Tai aš tiesiog eisiu šiandien, spręsiu ir viskas. Ir tai yra toks lengvas reikalas. 1 valandos ir 70 eurų klausimas. Kodėl aš turėčiau savo to atsisakyti, ne, savo taip nepadėti. Tai dabar davai apie antrinę naudą dar kartelį. Klausimas, kurį reikia savo užduoti, nepriklausomai nuo temos. Norit sulieknėti nepavyksta, norit santykių nepavyksta, norit pinigų nepavyksta, vis kažkas ten atsitinka, nors atrodo visus žingsnius darot. Kokie turėtų būti klausimai savo? Atsakykit neskubėdami. Ko aš neteksiu, jeigu aš sulieknėsiu? Ko aš neteksiu, jei būsiu liekna, turtinga? Ko aš netenku, jei aš turėsiu vyrą? Ką aš prarasiu? Taip, ir atsakymas nėra akivaizdus. Ten, kur yra pinigų tema, tai labai dažnai bijoma prarasti palaikymą, meilę, kitaip manim nesirūpins. Jeigu visi matys, kad aš jau tapau tokia sėkminga, turiu pinigų, galiu savo pati viską ten, nežinau, pirkt, taisyti, važiuoti, tai man niekas nepadės. Taip, pavyzdžiui, manim nesirūpins, ten vyras, tėvai, draugai ir taip toliau. Ir vėl bagas toksai galvoja, ne? Toliau apie santykius irgi gali būti įvairios. Jeigu aš turėsiu santykius, tai aš, pavyzdžiui, negalėsiu turėti karjeros, arba mane apribos, arba jeigu žmogus priprato šeimoje, savo tėvų šeimoje, arba matė tokį pavyzdį, kad ten reikės daug su kuo susitaikyti ir susitaikyti su tuo, kad mano ribos bus peržengtos, tarsi žino taip kaip, ką jau daryti, davai. Tai aišku, aš noriu tų santykių, man norisi artumo, bet aš tarsi nematau kitos išeities, atrodo, kiek būsiu santykiuose, tai reikės labai save aukoti, nes tarsi neturiu to viduj sugebėjimo atstovėti savo ribas, pasakyti, ką aš mėgstu arba ko nemėgstu. Taip, jeigu tokią patirtį turim, pavyzdžiui, kad jeigu būsiu santykiuose, tai ištirpsiu partnerį. Tai jeigu aš noriu
ten susitiktų toliau su savo draugiam, turėti savo hobius, susitikti su savo šeima, atostogauti viena, turėti realizaciją darbe, tai man gali atrodyti, kad santykiai man tai gali sugadinta, ne? Tai yra antrinė nauda. Kai sakau noriu, negaliu, bet tas noriu, negaliu, tai antrinė nauda. Taip, mes galim ir dėl kitų priežasčių nepavykti tie santykiai, bet schemos bus kitokios. Nu ir dabar svoris. Kodėl, kai žmogus atrodo normalus noras būti sveikam, taip, nes normalus svoris, žinot, viršsvoris apie sveikatą, viršsvoris ir sveikata nieko bendro neturi. Tai jeigu aš noriu būti sveikas, energingas, patrauklus, seksualus, normalaus, gero, sveiko svorio, taip, tai kokia čia galėtų būti antrinė nauda, ne, pasakysit. O antrinės naudos irgi yra daug. Pasakysiu kelis iš schemų, galbūt jūs jau radote savo antrinę naudą, tai parašykit, prašau, man bus įdomu, galbūt duosiu jums gerus patarimus. Taigi, antrinė nauda būtų tokia. Viena iš, tarkim, jeigu aš būsiu sveika, liekna, graži, tai mano mama laimės. O aš vaikystėj ir dabar negaliu ją pasipriešinti. Matai, vat kaip yra, pasakyti stop, taip nedaryk, man tas nepatinka, aš gyvenu kitaip. Todėl vienintelis būdas, kaip prieš ją laimėt, atstovėt, žinot, tą rungtį, yra bent šitoj vietoj padaryti atvirkščiai, negu jinai nori. Taip, o mama, pavyzdžiui, yra lieknutė, labai prisižiūrinti, taip, ir dėl kažkokių priežasčių ten yra pykčiai su mama nuo vaikystės ar nuoskaudos, tai dabar aš, kai suaugusi, aš viską darysiu, kad tik tai nesutikti su savo mama. Tai grubiai tariant, tai yra, kodėl reikia pradirbti tėvus, sako, nes jeigu aš nesutinku su savo mama, aš nesutinku su pusė savęs. Ir viduje vyksta tas konfliktas. Parašykit pliusiuką, kam šitą istoriją atsiliepia. Taip, mama liekna, graži. Žinau asmeniškai tokias moteris, kurių mamos labai išvaizdžios, atrodo, taigi čia genetika gera, taigi auklėjimas geras, nu ko jinai tokia didelė, ne, ir apsileidusi. O tai yra tiesiog būdas pasipriešinti mamai. Tai gali būti mama, tėtis, močiutė, bet kas, sesuo, nesvarbu, čia gali būti vyras buvęs, bet koks žmogus, tiesiog būdas pasipriešinti. Taip, ypatingai, tarkim, jeigu ten buvęs vaikinas, iš jūsų reikalavo, jūs kartu sportavot, ten viską darėt, ir ten buvo labai daug manipulacijų, tai kai jūs iš šito išsilaisvinat, jums norisi rėkt, klykt ir viską daryti atvirkščiai. Taip, yra tokie žmonės, kurie mėgsta daryti atvirkščiai, nes tai yra vienintelis būdas netiesiogiai pasipriešinti ir laimėti. Pofik, kokia kaina, kad ta kaina yra mano sveikata, mano laimė. Dzin, man svarbiau yra įrodyti, parodyti priešingai. Ir gali būti priešinga istorija, taip, kai mama yra neprisižiūrinti, niekada nieko su savim ten nedaranti, jokių makijažų, jokių ten dalykėlių įdomių, jokių moteriškų dalykėlių, pavyzdžiui, sunkiai gyvenanti, sunkiai dirbanti, sunkiai besiverčianti, blogi santykiai su tėvu ir taip toliau. Ir tada mergaitė iš lojalumo ašmelis prisijama, parodžiau į save, jaučiu, yra ten tokių moterų, net širdis suskaudo, atsiliepkit, prašau. Ir jinai priima dalį mamos nelaimio, mamos ašarų, mamos liūdesio, mamos svorio. Ir maždaug sako, mama, jeigu aš tave myliu, aš būsiu tokia kaip tu. Dar yra tokia ne su vaikystės traumom susieta istorija, o su giminėm, taip, su visais protėvių istorija panašiai. Tai jeigu mano protėviai visi buvo dideli, nu, kaip pavyzdys, visi neturtingi arba turtingi, nesvarbu čia kokią temą pasirinksit, tai aš turiu būti tokia pati, nes jeigu aš būsiu kitokia, mane atskirs iš šeimos. Tai yra būdinga tom šeimom, kur yra labai geros vertybės, graži šeima, puikiai visi sutarė iš esmės, ne, toks stiprus giminingas ryšys. Ir tada, jeigu visi ten stori ir sako, nu tokia genetika, tokie kaulai,
o aš noriu būti liekna ir aš viską ten stengiuosi padaryti dėl to, kad aš būčiau liekna, kartais aš negaliu šito padaryti, nes pasąmoningai mano antrinė nauda būti stora reiškia tik tiek, kad aš būsiu šeimoje. Aš esu dalis šitų nuostabių žmonių, šitos nuostabios šeimos. Ir pamirštu visiškai, kad aš bijau arba, pavyzdžiui, netikiu, kad mane gali priimti ir mylėti, jeigu aš būsiu kitokia. Taip, balta varna. Bet čia gali būti įvairios temos. Čia gali būti šeimoje visi gydytojai ir mokytojai. Tai jūs balta varna, jeigu, pavyzdžiui, dirbat meninį darbą, norit tapti šokėja. Arba visi stori, jūs norit būti liekna. Irgi balta varna per kalėdas jinai nevalgo, alkoholio negeria, karočią, ką su ją kalbėti, ten visokiausiai juokeliai, visą kitą, kartais tai tikrai yra sunku atlaikyti, netgi jeigu šeima myli. Tu tiesiog jautiesi taip, tarsi tu jau tai šeimai nepriklausai, arba turi baimę, kad tai šeimai nepriklausysi. Tai irgi, žiūrėkit, tarsi ta pati situacija, taip, bet visai kitaip apžaista. Toliau, kas dar gali būti iš antrinės naudos? Ir vėl, būsiu ryški, graži, seksuali. Daug kam užfiksuotas yra tas, jeigu aš, mano kūno formos matosi, aš liekna, ryški, tai reiškia seksuali ir tai reiškia patraukli. Ir daug kam yra prisiklijavęs tai ne? Aš nesakau, kad taip yra, ar kad stori žmonės negali būti simpatiški arba seksualus. Aš ne apie tai, aš sakau apie tai, kas ten galvoj kartais susiklijuoja pas kai ką. Ir jeigu aš turiu tokį įsitikinimą ir baimę, taip, pirmas dalykas, gali būti svoris saugo, baimė, kad jeigu aš būsiu liekna, į mane kreips per daug dėmesio ir gali tada mane išprievartauti, išnaudoti, vyrai norės su manim susipažinti vien tik tai dėl to, o ne dėl to, kokia aš asmenybė, taip, ten visokiausių gali būti schemų, sakinių, kodų užkoduota mumise, bet gali būti ir kita istorija. Pavyzdžiui, aš turiu vyrą, santykiai su juo yra, jie užgesę, tai visai galbūt ne tai, ko aš ten tikėjausi, kai buvau jauna, bet mes jau 15 metų kartu, čia vadu vaikai, ten paskolas, visa kita. Ir jeigu aš sulieknėsiu, čia tokia istorija labai daug širdelės, jeigu aš sulieknėsiu, aš tarsi leisiu savo gyventi taip, kaip noriu. Ir kai aš esu stora, tai yra toksai sakinys, čia mano klientė pasakė, kai aš tokia stora, tai savaime aišku, kad kas mane mylės, tik tai mano tas Jozukas. Taip? O jeigu aš taiga tapsiu liekna, tai aš turėsiu su juo išsiskirti, nes realiai ten nėra pas mus jau nei aistros, nei ko, o aš tai norėčiau. Ir tokiu būdu mano svoris, antrinė nauda yra kokia. Jis saugo mane nuo negero elgesio, taip? Nes jeigu aš išlaisvėsiu, tai pridarysiu. Aišku, čia iš vaikystės visokiausi tokie kainai pridarys. Išsiskirs, gyvens kaip nori. Čia jau kiekvienam spręsta, ne? Tai va, tai čia yra viskas antrinės naudos. Arba ta pati antrinė nauda, jeigu aš būsiu sveika, laiminga, graži, tai, manęs nesigailės. Man pavydės, galbūt man tas yra baisu. Todėl išsiaiškinkit, koks dalykas trukdo jūsų sėkmės kelyje. Žinot tą posakį, kad žmonės sėkmės, pinigų, meilės, laimės ir viso ko bijo kur kas labiau negu tų atvirkštinių dalykų, nes mes tarsi jiems esam pasiruošę. Taip? Todėl parašykit, prašau, kažkokias reakcijas, pliusiukai, minusiukai, kaip jums tam atsiliepia ar ne. O aš tada apie antrinę naudą istoriją pabaigiau. Tai jūs dabar ir galite užduoti klausimų, galėsim pratęsti, o aš tiesiog informuoju, kad aš dabar papasakosiu truputį apie tai, ką aš pagaminau. Pabandysim tai paragauti kartu, pabandysim papasakoti, kaip pavyko. Ir tada apie maistą ir apie užkandžius, nes labai norėjau šitos temos, jinai labai aktuali, nes kartais atrodo, kad taip, reikalas tikrai ne maiste, reikalas jumise, reikalas galvoj. Tai, ką aš darau, remiasi, tokia paprasta labai filosofija. Kūnas viską prisimena, kūnas visada yra jūsų draugas ir jis visada jums padeda, kad ir ką jūs sugalvosit. Ir jeigu jūs negalite to, ką jūs ten sugalvojat, arba tai gali jums kenkt, bet tai jums yra reikalinga, jūs negalite to įgyvendinti pati per burną, savo veiksmais, tai kūnas tada padaro už jūs.
Taip, ir taip atsiranda psichosomatika, svoris ir taip toliau. Grubiai tariant, jeigu jūs nemokat savęs apginti, žodžiais per burną pasakyti, eikit jūs nafik, mano gyvenimas kitoks, tai ne mano atsakomybė, aš ne savo dalykų nedarysiu. Aš esu aš jūs myliu, bet čia vat stop, daugiau nelendat, taip? Nu tai kūnas pasakys pats. Labai dažnai svorį turi moteris, kurios gyvena pagal tokią schemą, jos gali būti labai aršios, bet viduje gyvena pagal tokią schemą maždaug, kad jeigu man siūlo geras žmogus, žinot, kai dovaną atneša, tai aš tarsi privalau paimti, nes, nu, kaip aš nepasinaudosiu, taip, nu, tarkim, nežinau, kokia nors ten jūsų viršininkė, taip, kokia nors firmos bosė, įtakingas žmogus, kurį jūs gerbėt, atveža jums iš ten užsienio, kokią nors dovaną, nu, tarkim, suknelę, taip, arba marškinėlius. Ir jinai atveža ir sako, oi, Ivetukai, čia va tau, pažiūrėk, iš Italijos, kokia nors čia brandas, koks nors firma, ir tokie va prabangus, gražus ir iš viršininkės. Ir jums dovanoja. Ir jūs priimat tą dovaną, jūs netgi džiaugiatės, nes tai yra, nu, prabangi dovana, nes apie jūs pagalvoja, ne kitam padovanoja, jums atvežė. Ir Italijoje, ir ten dar kažkas, ir tokio nematyti, ir gal tokia prabangi. Ir iš vienos pusės jūs jaučiat džiaugsmą, pasitenkinimą, tokį pripažinimą. Iš kitos pusės šitas daiktas jums visai nepatinka. Na, jis yra kitoks. Kitoks negu jūs norit, kitoks negu jūs pratot. Nu, jūs norit kitaip atrodyti. Taip? Bet jūs vis tiek priimat tą dovaną, viduje yra pasipriešinimas, nu, toks maždaug ne, bet jūs priimat tą dovaną nes. Nu, geras žmogus ir geras dalykas, nu, nejaugi atsisakysi, taip. Ir tai irgi yra schema iš vaikystės, tas toksai, gerai, gal kažkur pritaikysiu, vat gal ten į darbo vakarėlį bent užsidėsiu, ten, nu, tai čia mangi nesunku, nors kiekvieną kartą, kai jūs tai uždėsit, viduj vienas ten procentas jūsų sielos, va čia kažkur negiliai, jis tiesiog jausis taip, tarsi jūs jį... Kaip tas žodis yra? Nu, esat savo neištikimas, tikriausiai taip, išduodat. Tai jūs tą save išduodat. Nes vardan dėl to, kad brandas, vardan dėl to, kad mama padovanoja bosė ar dar kažkas taip, tai taip pat būna su svoriu, su išvaizda ir su vyrais. Jeigu aš jaučiu, kad aš negalėsiu pasipriešinti, taip, o ten būna įvairios istorijos paslėptos. Tai gali būti ir istorijos apie tas išprievartavimą, kažkas su seksualumu susiję, nebūtinai tą tokį tikrą prievartą. Tai gali būti istorijos apie neištikimybę, taip, kadangi vat, buvau liekna graži, man buvo neištikimi, tai dabar taip bandau save apsaugoti, nieko neprisileist, taip. Daug gali būti pagrindo, bet esmė yra tokia, kad aš per burną žodžiais ir veiksmais nesugebėsiu atsisakyti. Vat ateis koks nors vyras, nežinau, turtingas, protingas, ir jis maždaug sakys, nu vat, būk mano, ir mano smegenis greitai taip suveiks, nu taigi geras, nu taigi toks protingas, nu taigi sėkmingas vyras, ir taip žinot, nu, ir jūs save įkalbinėsit. Realiai viduje išduodat save, bet jūs, kai tikitės iš savęs va tokio elgesio, ne, o jūs jau nebegalit tai pasielgti, tai kartais tas svoris yra reikalingas, nu, būsiu stora, negraži, niekas neprieis. Man nereikės nieko sakyti. Mano svoris pasakys viską už mane, taip? Tai va čia irgi yra antrinė nauda. Dėl to mokytis supras savo jausmus, žinot apie ką jūs iš vis norit, kaip jūs jaučiatės, mokytis, kaip tai pasakyti, va tiesiogiai, ne, per burną, mimiką savo, veiksmais, dar geriau tiesiogiai, sakau, ir perklausti, ar tu supratai, apie ką aš kalbu, ne, tai yra labai labai svarbu. Tada nereikės jūsų kūnui daryti to juodo darbo už jūs. Todėl labai prašau, kad jeigu jūs turit kažkokių tai psichosomatinių susirgymų, jeigu jūs turit viršsvorį, jeigu jūs kažką ten tokio turit, kur jums kažkas nepavyksta, grinai ir galvojat, kad tai dėl čia ir jūsų kūnas kaltas, tai nueikit po šito laivo prie veidrodžio ir pasakykit savo kūnui ačiū. Nes grubiai tariant, kas vyko, man net šiurpai, jūs nenorėjot juodo darbo atlikti,
už jūs tai padarė jūsų kūnas. Jūs tokia, negaliu, nenoriu. Ir už jūs tai darė jūsų kūnas. Taip, jūsų kūnas darė už jūs juodą, nemalonų darbą. Jis padarė, pavyzdžiui, viską, kad pas jūs atsirastų žvynelinė, kad žmonės nueitų į šoną, kad neprisiliestų, nes šita panelė pati už save nepastovės. Jai per sunku yra veltis į konfliktą, pavyzdžiui, su uošviene ir pasakyti jai, kad čia negalima liesti, taip ne, nes jinaigi galvoja apie save, kad tai yra ego, jeigu aš ten pykti savo rodysiu, čiagi protingi žmonės taip nedaro, geri žmonės taip nedaro, taip. Ir jūs tokia, žinot, nuplauna rankytes. Ir tada kūnas sako, gerai, kas kitas eina aš. Niekas tau nepadės, padėsiu aš. Ir jis sugalvoja schemą. Svorį suauginti, kokiu žvynelinę, vitiligo, gerpį padaryti, dar ką nors, priklausomai nuo jūsų ten situacijos, taip, va šitos. Dėl to taip reikia rasti priežastį, kas ten pas jūs viduje vyksta, ko jūs nematot, nenorit matyti, reikia išmokti ryšį su savim, ryšį jautrumą savo. Taip, ką reiškia žinot, ką aš noriu, ko aš nenoriu, sakysim, tai jautrumą savo išvystyti. Intuicija nėra galvoje, ne? Tai yra kūno jausmas toks, ten, gerai, blogai. Jeigu aš nejautri šitom bangom ir jautrumas man, jis negyvena, jis kūne yra. Kūnas, kaip receptoriai jaučia šaltą, šiltą, šlapę, drėgną, ten dar kažkas, nesgi jaučiat, netgi jeigu neprisiliesim, mes jaučiam, kad kažkas yra arti. Taip pat jūs turit savo pojūčius, kurie jūs ir veda. Iš esmės jūsų jausmai, emocijos, pojūčiai, kūno pojūčiai, tai ir yra sielos kalba per kūną, ne? Emocijos tiltas, kuris apjungia. Tai jeigu aš dėl kažkokių priežasčių, nes man buvo per sunku ten su savo tom emocijom susitvarkyti, užtildžiau šitą visą reikaliuką, tai aišku, kad aš ir nejausiu, nes man patogiau būti, žinot, negyvai, va tokiai, va, akla kurti, nieko nematau, nieko negirdžiu. Ir tada klausimas, nežinau, ko noriu, kaip rasti savo kelią, kaip suprasti, ko aš noriu, nežinau, ar myliu ar ne, ir taip toliau, ir taip toliau. Tai vat reikia stiprinti ryšį su savim, suprasti savo emocijas, suprasti, apie ką jūsų emocijos yra, o po to mokytis, surasti tą poreikį, ne? Po kiekvieną emociją realiai slepiasi poreikis. Ir po jūsų tas svoris, antrinė nauda, traumos, viskas ten kažkur slepiasi poreikis, kurio jūs nematot. Kai tik suprantat poreikį, jeigu atrandat savo tą poreikį, kad pavyzdžiui, tai yra, aš ne šiaip savo bijau, o mano poreikis yra, nežinau, pripažinimo, taip. Tai aš galiu, jeigu suprantu tą poreikį, sugalvoti, kaip man kitaip gauti. Taip, jeigu mano poreikis yra saugumas ir svoris mane saugo, tai aš turiu mokytis, galbūt man neišeis va taip, galbūt užtruksiu kelis metus, bet aš turiu sugalvoti, rasti savo tinkamą būdą, kuriuo aš pasinaudosiu ir tą saugumą savo sukursiu. Galbūt tai bus būdas atsiriboti kažkuriam laikui pradžioje, jeigu neturiu jėgų priešintis, resursų neturiu. Galbūt tai bus nueiti kažkokius kursus, kur man pamokys mane kaip kalbėti. Taip, tiesiog garsiai, ne, bet ir viskas, ne psichologas, o tiesiog. Galbūt tai bus, nežinau, technika laišką visiems parašyti, atvirą, eikit jūs visi nafik, negaliu kalbėti, bet parašysiu. Galbūt tai daugybė, galbūt tai tikrai psichologas, kuris palaikys jūs tame kelyje, kad, dar truputį pakentiek, bus geriau, aš su tavim, aš tas gerietis policininkas geras, kuris su tavim, o ten tu ištversi tą kovą. Realiai viskas labai paprasta, reikia išmokti, suprasti savo poreikį ir patenkinti jį pačiam. Per burną, savo rankytėm, savo kojytėm. Tada jūsų kūnui nereikės dirbti už jūs juodo darbo. Tai va taip. Tai dabar laukiu jūsų klausimų, kokių nors komentarų, o aš tuo tarpu ruošiu tada patiekalą. O kaip ruošiu, aš jau jį paruošiau iš tikrųjų. Man atrodo, jis jau atšalo ir trumpai pakalbėsiu dar apie vieną dalyką. Apie bulves. Daug kas jų bijo. Aš iškrausiu viskas, kas yra keptuviai, kad jums matytųsi gražiai. Realiai porcija, tai, nežinau, 2 žmonėm tikrai. Tai va, dabar žiūrėkit.
Daug kas bijo bulvių dėl įvairių priežasčių. Taip galima prie tam tikrų dalykų prisikabinti. Kaip galima prisikabinti prie kiekvieno maisto pasaulyje. Prie vandens irgi galima prisikabinti, taip, ir galvoti ten niuansų. Tai jeigu jūs esat tame taške savo sąmoningumo, mitybos ir taip toliau, kai jūs jau esat labai aukštai, taip, jūsų kūnas yra gero stovio, jūs puikiai suprantat savo apetitą, norus, aš nežinau, jūs rūšiuojat maistą, perkat ekologiškam turgelį, suprantat, kad jūs esat alkani ar ne, tada žiūrėkit dar ir šitos niuansus. Kokia ten medžiaga dar yra, kokioj bulvytėj ir ko ten nėra kažkur dar, ne? Į tokius, jau labai smulkmeniškus dalykus, jeigu jums reikia. Bet jeigu jūs esat tam stovėje dabar, ne, kad jūs tiesiog nesusitvarkot su savo kūnu, nesusitvarkot su savo apetitu, jūs tai valgot, tai nevalgot, yra pilnas chaosas, tai labai prašau, neieškokit smegenų šiknoj, o pradėkit nuo pagrindo, pradėkit nuo tų dalykų, kurie realiai yra veiksmingi ir realiai kažką keičia. Keičia ne viską, o kažkokį vieną dalyką. Taip, žinot, kaip laivas, jis turi po truputį išjudėti, bet po to jis eina ilgai, toli ir labai, taip, žinot, nesustabdysi. Taip ir mums reikia padaryti, ne? Todėl pažiūrėkime bulvę iš kitos pusės. Deja, pamiršau pasvert, bet, iš esmės, čia aišku ant sviestuko apkepta, tai biški kalorijų bus daugiau. Aišku, aš paragausiu dabar. Panervinsiu visus, kas yra ant dietos. Aš geniali. Apvirta, jauna bulvytė, su prieskoniais, apkepta, česnakai, druskytė, krapų daug, kas gali būti skaniau. Ir aišku, toks pats skanus aštunkuojas. Karočią laivas tai baigsis, nes aš eisiu valgyti, o jūs kaip norit. Bet noriu legalizuoti bulves. Klausykit. 100 gramų grikių, bolivinės balandos, ryžių, sorų, kas ten dar yra, turi 350 kalorijų. Taip, grikiai yra sveika, faina, gera, bet 100 gramų grikių turi 350 kalorijų. 100 gramų ryžių turi 350 kalorijų. Taip, 100 gramų virtų bulvių turi 70 kalorijų. Todėl reabilituojam bulves, nes būtent tai yra puikus produktas lieknėjant. Kodėl bulvės tokį turi blogą vardą ir kada jos netinka, jeigu jūs norit lieknėti? Jeigu jūs valgysit bulves tik atsikėlusios ir tik tai bulves visą tą, žinot, kaip senais laikais mūsų močiutės valgė, turėkite omeny, kad jos taip valgė, nes daugiau nieko neturėjo. Mūsų protėviai valgė tam tikrus patiekalus ir juos sugalvoja vien dėl to, kad nemirti badu. Suprantat, reikėjo daug ką įdėti, kad nemirti badu. Tai buvo svarbu. Mums dabar tai nėra aktualu, todėl mes galim pakeisti šiek tiek receptūrą, žinot tam tikrus niuansus. Bulvytės free 1700 kalorijų, aš gerai pamenu. Taip, nieko gero. Daug riebalų, kurie yra prastos kokybės. Kažkokios ten piurė, kur dar sviestas, pienas ir dar kažkas ir vėl pasikelia tas kaloražas ir be reikalo. Užtat virta orkaitėj kepta su prieskoniais bulvė, tai yra 70 kalorijų 100 gramų. Todėl tai yra mūsų draugas. Dabar kaip valgyti bulves, kad jos jums būtų į naudą? Jeigu aš valgysiu vien tik tai bulves, kalną bulvių, aš labai greitai pasijusiu ir vėl alkana, dėl to, kad nėra skaidulų, dėl to, kad nėra baltymų. Būtent skaidulos ir baltymai įjungia mygtuką sotumas, šitas žmogus sotus. Taip, dėl to, jeigu trūksta, galima tokį patiekalą tik iš bulvių padaryti, bet tada jūs turite būti pasiruošę tam, kad reikės su savo apetitu kažką daryti, ne? Save, kai jūs sakot, save laikyti, save saugoti ir taip toliau. Jeigu žmogus turi viršsvorį,
arba nebūtinai turi viršsvorį, o tiesiog turi išbalansuotą angliavandenių apykaitą, gliukozę, insuliną, atsparumas insulinui, taip, nekalbu apie ligas, truputį išbalansuotą angliavandenių apykaitą. Tai jeigu jis valgo vien tik tai bulves arba kitus angliavandenius, jo apetitas padidėja. Jis iš pradžių jaučia energijos antplūdį, po to į staigų sumažėjimą ir norą užkandžiauti angliavandeniais, pavyzdžiui, saldžiai, taip, arba krekeriais, bandelėm, nežinau, ten duona ir taip toliau. Ir tai yra toks užburtas ratas. Kuo daugiau tokių epizodų, tuo labiau aš esu išbalansuota ir mano tos supinios yra tuo labiau stipresnės, tuo didesnės ir man sunkiau yra. Dėl to kai kurie žmonės, kurie laikosi dietos, šitie kalorijų taip pat turi ir šitie, bet vieniem tai yra tarsi lengvas dalykas, yra ten sunkumų, visur yra, o kitiem tai yra labai sunku, jie turi kovoti su savim. Tai tam, kad nekovoti su savim, aš visada tai sakydavau ir sakysiu toliau, nedarykit savo iššūkių jokių, padarykit savo patogumą. Taip. Kaip padaryti tą bulvę gerai? Pažiūrėkit, pas mane čia buvo 700 gramų aštuonkojų ir 4 bulvytės, tokios nedidelės. Porcija 2. Tai tada 400 gramų, 350 gramų aštuonkojų, aštuonkojas tai yra baltymai ir bulvytės. Aišku, čia būtų puiku dar salotos, tiesiog nespėjau pagaminti su jumis kalbėdama, bet kokie lapai, pomidorai, agurkai, ką tik norit. Taigi, bulvės yra puikus maistas, jeigu jūs valgysit kartu su salotom, baltymais, žuvytė, mėsytė, jūros gėrybės ir kelios bulvės. Jeigu jūs valgysit su tiesiog salotų ingredientas, įsivaizduokit, gamina salotas, į kurias įdedat 2 bulvytes. Salotos tampa sotesnės, ne vien tik tai lapai. Salotos, jeigu tos bulvės dar yra šiltos, tai įgauna dar tą tokį šildantį efektą, šildantis maistas ilgiau suteikia sotumo. Tai yra įrodyta. Tai kodėl šito nesinaudoti? Ir jeigu aš tokį pat patiekalą turėčiau, ir įsivaizduokit, aštuonkojų tiek pat, taip, ir čia gulėtų grikiai, tai šitas patiekalas turėtų 200 kalorijų daugiau. Nors grikiai galbūt yra ir naudingesni. Bet jeigu aš lieknėjau, man reikia sugalvoti, kokiu būdu čia padaryti tą deficitą, kad aš stipriai jo nejausčiau. Nes padaryti deficitą nėra sunku, jūs galite tiesiog nevalgyti, come on, viskas paprasta, vienas snikeris per dieną jūs lieknėjat, tikrai tiesa. Bet tai nesuveikia, nes mums reikia tą deficitą laikyti ilgai. Reiškia, aš turiu sugalvoti būdą, kaip turi būti jūsų mąstymas, koks sugalvoti būdą. Kaip turi atrodyti mano mityba, kad aš ilgą laiką, skaniai, smagiai, gaučiau pasitenkinimą ir tuo pat metu būčiau deficite. Vat kaip padaryti taip, kad mano apetitas būtų ramus, kūnas būtų ramus, aš viską gaučiau pasitenkinimą, malonumą, bet man nereikėtų kovoti su savim, kovoti su alkiu, tikrinti savo charakterį. Tai yra apie tai. Na, užduokit savo klausimus. Aš jau žiauriai alkana, kol jums pasakoju. Skanaus kažkas rašo, ačiū. Paskutinis klausimas atsakau ir varau valgyti. Tai ką, bulvės legalizuotos? Susitarkim taip. Dabar kelsit, valgysit bulvės, keliat ir žymit mane, gerai? Matau, klausimų nėra. Šiandien pakalbėjom ir apie psichologiją, apie antrinę viršsvorio naudą. Tai nėra lengvas klausimas. Skirkit tam pakankamai laiko ir sužinokit, kokia yra jūsų antrinė nauda. Kuo jums naudingas jūsų svoris? Kuo jums naudingas būtent toks elgesio mechanizmas, ką jūs gaunat, kokią naudą ir ką jūs prarasit, jeigu jūs būsit liekni, sėkmingai, gražus, turtingi ir taip toliau. Koks užkandis? Ačiū, pamiršau apie užkandžius. Koks užkandis geriausias? Vieno tokio nėra. Dabar apie bulves kalbėjau, bet tai tinka viskam. Angliavandeniai nėra geriausias užkandis. Obuoliukas, bananas, džiovinti vaisiai,
belvita, duoniukai, ryžių paplotėliai, tai yra labai blogi užkandžiai. Jūsų užkandis tai turi būti kažkas maistingo. Užkandis negali turėti mažiau negu 200 kalorijų. Iškia viena uogytė, pusė sumuštinuko, netinka. Jūsų užkandis visada turi turėti baltymus. Arba daug skaidulų. Pavyzdžiai gerų užkandžių. Jeigu jau norit vaisių valgyti, tai gali būti vaisių salotos, bet turi būti 30 gramų riešutų, sėklų, jogurtas. Tai pavyzdžiui, vietoj obuoliuko ir sūrelio saldaus valgot tokį variantą. 50 gramų, ten pusę pakelio, varškės, 3 šaukštai graikiško jogurto, turėjau kelias uogytes, kitokias uogytes, pusę banano, pusę obuoliuko, ten sumaišau ir moliūgų sėklų. Prašau, tai yra geras jau. Taip, jis turi daugiau kalorijų, bet ir sotumo bus daugiau, prasmės bus daugiau, suprantat? Prasmės bus daugiau. Toliau tai gali būti tiesiog mėsos gabalas. Pavyzdžiui, gaminau čia, liko 8 kojas, ten 2 kojas 8 kojo. Patiekalų nepavadinsi, užkandis puikus, neturiu laiko ten kažką gaminti. Paimu tą 8 koją arba vištieną iš sriubos, jautienos gabalą, dar kažką tokio, žuvis kažkokia, rūkyta gali būti žuvis, silkė gali būti be aliejaus ir mėgstamas daržovės. Tinka banaliausios pomidorų, agurkai, cukinija, ką ten dar dabar turit. Paprika, taip. Turiu daugiau laiko, ką aš galiu padaryti. Iš dėžutės tai vat, rūkola, sultenės, pomidoriuką greit supjaustau, nežinau, tunos skardinę išmetu, mozzarella vieną turėjau, čik, bazilikai auga, prašau. Jeigu žiūrit taip iš šūno, atrodo, tai čiagi patiekalas. Taip, bet tai yra užkandis. Tai yra geriausia, ką jūs galite padaryti. Salotos, mėsa, arba žuvis, arba jūros gerybės, arba sūris. Taip, pripraskit, yra durnas mąstymas, kad aš taip turiu pavalgyti 2-3 kartus normaliai ir kažką mažą. Jūs geriau pavalgykit 4 kartus normaliai. Baisu, išmokysiu, kaip tai daryti kitą kartą. Kas dar gali būti iš užkandžio? Vien tik tai riešutai užkandžio irgi netinka, papasakosiu kodėl. Suvalgysit jų mažai, 30 gramų, kalorijų bus daug, bet tai yra va toks kiekis. Aš, pavyzdžiui, nepavalgysiu. Reiškia, jeigu aš neturiu laiko, tarkim, tarp paskaitų, tai gal ir gerai, gausiu kalorijas, geras medžiagas ir eisiu savo dirbti ir turėsiu energijos. Bet jeigu aš turiu laiko, pavyzdžiui, dirbu iš namų, tai po tokio užkandžio aš ir vėl prie šaldytuvo. Negerai. Todėl reikalingas tas varškė, jogurtėlis, vaisiai ir riešutai. Taip, aš būsiu soti. Apimtis turi daug reikšmės. Dėl to sakau, salotos. Kas dar galėtų būti? Iš tikrųjų, improvizuoti labai stipriai nereikia. Išsirinkit visada vieną jums tinkantį, 2 tinkančius variantus ir valgykit juos, kol jie jums nusibos. Pavyzdžiui, man kažkurio momentu buvo išsigelbėjimas laimės sloikai, aš taip vadinau. Tiesiog turiu tokius, tai parodysiu, visokiausius tokius indus, didesnius, mažesnius. Dabar išsinešiau į salę į darbą. Tokius, žinot, sloikus, kurie gražiai užsidaro. Ir turiu plastikinius tokius padukus užsukamus. Tai ten tiesiog paimat iš vakaro, nežinau, 4 indai, žiūrint, kiek jums reikia, jeigu jūs į darbą važiuojate, ne? Užeinat, dedat į kiekvieną tą graikiškas jogurtas, į kiekvieną, nežinau, šaukštą, ten grūdėtos varškės ar paprastos varškės, šaukštą čia sėklų, šaukštą miuslių, mėgstamos uogos, aš dedu tada iš šaldiklio, kodėl, kad tirptų ir tas visas sultis, visas susimaišytų, man labiau patinka. Mangai, šilauogės, kas ten dar tokio, kas man patinka tuo laikotarpiu, gervuogės mano mylimos labai. Ir ten truputis riešutų. Ir tokį užsuku, turiu 4 porcijas. Jeigu netingiu, ten skirtingų skonių padarau. Čia šokolado įberiu, ten dar kažko. Ir viskas, aš turiu šaldytuvę. Neturiu laiko, esu namie, atidariau, suvalgiau. Į darbą paimu, atsuku, suvalgau. Taip, ir viskas yra skanu, maistinga ir taip toliau.
ką daryti, jeigu nėra laiko valgyti? Kiek kartų? 4? 4 kartus turi valgyti laiko tikriausiai kiekvienas. Galit valgyti 3 kartus. Galima valgyti 2 kartus. Tai yra mitas, kad reikia valgyti 6 kartus, ne, tam 5. Dar pasakysiu daugiau ir aišku, tai yra baisesnė informacija, nes tuomet jūs esate atsakingi už save, ne, nes jums reikia galvoti. Lengviau yra, kai dietologas pasako, 3 kartai ir viskas. Galima vieną dieną valgyti 2 kartus, o kitą dieną 5 kartus ir būti sveikam ir lieknam ir lieknėt. Nes gyvenimas yra skirtingas, kai kas turi tokį ritmą, kad jis yra pastovus, visada keliasi, tuo metu darbas taip pat, viskas taip pat, o kai kas dirba labai skirtingas profesijas, pavyzdžiui, vieną kartą naktį, kitą kartą ryte. Tai viską galima suderinti, reikia tiesiog laikytis principo tokio maždaug, kad po atsikelimo 2 valandų bėgyje suvalgiau pusryčius, tada po 3 valandų suvalgiau antrą kartą kažką, tada suvalgiau po 3 valandų dar vieną kartą, tada suvalgiau po 3 valandų dar vieną kartą, jeigu jaučiuosi alkana, einu vėlai miegoti, tai galiu po 3 valandų suvalgyti dar kartą. Dėl to, jeigu jūs keliatės labai anksti, pas jūs gali išėti 6 kartai, pas kažką gali išėti 3 kartai. Ir tai yra ok. Šeštadienį galbūt jūs atsikeliat vėlai, jūs suvalgot 3 kartus, o kitą dieną 2 kartus, o darbo dieną 5 kartus. Nepamirškit, kad mūsų apetitas priklauso dar nuo mėnesinių ciklo, nuo aktyvumo, nuo dienos ilgio, nuo sporto, kiek jūs ten ką padarėt ir pralikėt ir taip toliau. Reikia tiesiog valgyti sąmoningai, tada maitinti savo kūną, taip, ir nepamiršti, kad kartais mes dėl tų visų reikalų pamirštam. Jeigu pertraukos tarp maisto yra per ilgos, tada puolam maistą ir viską suvalgysim. Negalvodami. Jeigu per trumpos, tai išeina tas durnas efektas, kur visi sako, tai reikia mažom porcijom, po nedaug. Ir eigoje, kai viską paskaičiuojam, to maisto yra va tiek, jūs atrodo tik valgot, jūs kas valandą valgot. Tai jūs atsikratykit tų tokio užkandžiavimo, ragavimo maisto. Tiesiog turit, tai yra labai gražus įprotis. Jeigu jūs įvesit savo tokį, kad aš valgau 4 kartus, tik 4 kartus, jokio kito maisto, niekada. Tik 4 kartus, tai tada galima tuos 4 kartus pažiūrėti kitaip. Jeigu dabar, pavyzdžiui, pas mane yra tas 4 kartas, ne, tai aš dabar darau žiaurią klaidą. Jeigu tai būtų mano tas principas, ne, tai aš turėčiau dabar, eikit visi velniop, aš dabar esu svarbiausia, mano maistas yra gražus ir šiltas, aš išjungiu viską ir valgau. Nes tai yra šiandien paskutinis kartas, nebus kito, aš negalėsiu pašildyti, aš negalėsiu kažką kito, kodėl aš turiu gadinti savo tą maistą ir valgyti jį neskaniai. Jeigu jūs išstatysit tokį bendravimą su visais, jūs visada būsit sveikus ir patenkintus ir tai bus ir apie psichologinį komfortą, nes tokiu būdu jūs dar rodot savo. Iveta, tu esi svarbiausia, svarbesnė už kitus, reikalai palauks, klientas nepabėgs ir taip toliau. Aišku, mes tai galim priderinti prie darbo, taip, mes neatsistosim vidury susirinkimo, adijos, einu valgyti. Galima pažiūrėti, priderinti. Bet tai ir yra laimė, kai aš valdau savo gyvenimą, o ne gyvenimas valdo mane. Kai aš valdau savo darbą, o ne darbas valdo mane. Todėl pagalvokit, kaip tai galite įterpti į savo gyvenimą. Ir linkiu jums gero vakaro. O aš varau, nes turiu dar ką padaryti. Suvalgyti savo skanų maistą, kaip ką tik jums ir pasakiau. Viskas. Čiau.